Smiegi, rupūžė. Tai vadinasi smiegi, ar ne? Nelaukiai. Oi, nelaukiai, tai mane į kalėjimą, o pats ką už bongos? Staigiai kelias parazitetu. Labas, Zina. Aš tau labas, Zina, tu pasižiūrėk, kas čia daros, ką? Ir man nevaidink gerai, kad čia kažką pamiršai ir nieko neatsimeni, supratai? Greitai kelias. Čia kas per bardakas? Silva! Silva! Ištrauk raktą, negaliu įkišti. Vagis! Tai ko čia, ką aš pavogiau? Ką tu pavogiai? Mano koinė su pinigais! Taigi ten man dovana buvo, radau, pasiėmiau, taigi reikėjo, nu. Davai, Silva, atidaryk, nu. Ne! Nu, Silva, viskas gerai yra, gavau darbą, gausiu 2 štukės eurų. Davai, atidaryk, negi per langą dabar lipsiu. Kas per darbą? Ką? Koks darbas, Klaus? Nu, tai ką aš čia tau laukia dabar pasakosiu? Kalts, gailiuos. Nebūk parą. Vat pasėdėk parą, tai grįši, meška galva nusiraus. Netvarka ir gerimai per naktis. Naktį aš miegojau. Miegojai. Geriau sakyk, su ko gėriai? Su Vicka. Paskui dar Kasparas atėjo. Kasparas atėjo. O saldainiais, kas čia tave taip vaišino? Kasparas atėjo, bet kad tavęs nebuvo. Nebuvo, vat nebuvo. Lyg tu nežinojai, kur aš buvau. Daiktai kieno? Kasparo. Paprašė pasaugot kelias dienas. Katilas kieno? Koks katilas? Štai šitas, Lioničika. Taigi mūsų. Vat ne mūsų, Lionė, ne mūsų. Greitai sakai, kieno katilas. Tai mes čia maistą namus užsisakėm. Tai su katilu atvežė ir paliko. Tai dabar maistą katilais vežioja? Taip vežioja. Paslauga tokia yra. Tai kiekvienas turi rinkoje išsiskirti. Aha. Gerai, Lionė. Aš kaip tave išskirsiu toj rinkoje, tai tau saldu bus. Išsiskirsiu. Kur? Kad man blizgėtų, kai aš grįšiu. Aiškiai pasakiau. Gerai, Monika, kai atvažiuosi, pakalbėsim, okei? Neperduosiu aš jam jokių linkėjimų. Negaliu, pykstamės visą dieną. Nu tai kad pavogė mano pinigus, šitiek taupiau, svoločius pragėrė. Nu gerai, iki. Girdi, nepragėriau, aš tu tavo geležinių tėvui atidaviau, gali paklaust. Nueisi, paverksi, atiduos, kame čia problemos? Ne, tu mane pribaigsi. Silva, saulelė, tu mano, žvaigždutė, tu mano. Viskas yra iš meilės. Tu supranti, aš nenoriu į kalėjimą, kad tavęs neprarasčiau. O iš ką tu skolas dabar susimokėsi? Nu, mėnesį palaukiam, gaunu algą, ana visą tavo. O kas per darbas? Mėsos cechė. Aš žuvis kiaulės tas pat šūts. Vis tiek grobai. Išdarinėtojų. Užmušu, išdarinėjau. Užmušu, išdarinėjau. Aš su žudiku negyvensiu. Taigi kiaulės, ne žmonės. Koks skirtumas? Ir iš vis Vicka. Mums reikia skirtis. Pasėdėt. Klausyk, pas mus net 100 eurų nėra. Kaip mes už telefoną žadam susimokėti, ką? Kaip tu parduotuvėje valgyt nusipirksi? Klausyk, a nenorėjai pas Lionę nueiti tos koinės eurus paprašyti? Eik, tu ten geriau dabar nesirodyt. Mama tėvą tarkuoja, kita visa. Tada, Monika, paskambinsiu, paprašysiu duos. Duok telefoną. Nereikia. Kodėl? Nu, aš susitarus, šiandien važiuoju pas ją. Prašiau ir kad Nikolę pakviestų. Kam? Noriu pasižiūrėti, ar kai būsim 3 irgi lygiai taip pat apsimės, kad manęs nepažįsta, ar ne? Tu, Monikai, sakyk, kad Sergijai vaistam reikia pinigų. Nu, žinai, diabetą ten kokia pompykė.
Kaip tavo dujų balionas? Oi, Zina, tave paleido. Jo, maloniai papusryčiavau ir paleido. Atsirado dujų balionas. Ne, pareiškimą palikau. Aš apie Lionę atėjau pasikalbėti. Neįdomus man tas tavo Lionė. Tikrai? Nu, žinok, giliai įsitikinus. Išeik į lauką, pakalbėsim. Nu, o ko ten į lauką? Pas tave dujom dvokia. Išeik. Jeigu galima, iš karto prie reikalo, man prekes turi atvežti. Gerai, miegoji su Lionė. Ką? Aš? Su Lionė? Tu, su mano Lionė. Baig, pasakiau, kad tave paerzinčiau. Taigi nieko tarp mūsų nebuvo, kam man tas latras? Nu. Žiūrėk, katilą kažkas paliko. Ai, maža, ką čia palieka. Dar kažko. Žinai, nepyk, bet aš turiu dirbti. Nu, gražiausiai vagia, kas neprikalta. Pas jūs draugė atėjo. Aha, aš to ateisiu. Čia Jokubėliui. Kaip jisai? Puikiai, auga sveikas, gražus berniukas. O Nikolė jau atėjo? Ne, bet važiuoja. Gerai. Nu tai kur tas mano Jokubėlis? Einam. Eina. Labą dieną, Jokubėlį. Nu kaip tu? O nemanai, kad ir tau reikėtų pradėti galvoti apie vaikus? Ko juokauja? Su kuo, su Vicka? Ne kas. Čia ką aš tau atnešiau. Nauji šitie? Dabar labai madoj tokie, ne? Rokas padovanojo. Kaip tau gerai. Įsivaizduoji, taupiau geležinius eurus, taupiau. Vicka paėmė ir išsinešė. Kas jam negerai, aš nesuprantu. Buvo kalėdiniai kojiniai. Sako, galvojau dovaną man. Taigi dar ne kalėdos, Silva. Nikolė atėjo. Einu įleisiu. Aš tai ateisiu. Labas, kas per bėdos? Ačiū, kad atvažiavai. Užeik. Kas čia įsikraustai? Taip, mano daiktai. Pas draugę. Ačiū, kad priglaudai laikinai. Tai nėra už ką, galėjai dar gyventi. Ne, tai aš ir taip ilgai naudojusi tavo gerumu. Dabar aš pradėsiu gyvenimą iš naujo.
Nu tai ką aš galiu pasakyti? Sėkmės tau. Gal po taurę? Turiu šampano. Gal po vieną taurę ir galim išgerti. Labas. Labas. Pietkelnės akis išėjo. Ojei. Turiu naujas, tuoj pasikeisiu. Leisk tave aptarnauti. Ačiū. Šiaip tai galėjai dar gyventi. Kiek nori. Bet jeigu jau nusprendėjai, tai sėkmės tau. Jeigu ką, skambink. Tik ne naktimis, aišku. Padėsiu, kuo galėsiu. Ačiū, Rokai. Ačiū. Oi, nu va, persimoviau. Oi. Kas suplėšė? Ai, tai už scenos užkliuvau, ten laidai visokios vėlas, žinai. Ir po pietkelniam. Gerai, kas vyksta? Kodėl nebesutarėt? Kas? Tu čia manęs klausi? Abiejų. Iš mano pusės tai viskas yra absoliučiai normaliai. Čia tik tai Nikolė apsimeta, kad nepažįsta manęs, nesisveikina. Nulis dėmesio. Aš? Taip tu. Kokios tu čia kalbi nesąmonės, Silva? Ką tu čia šneki, taigi mes prieš kokį mėnesį matėmės tik tai. Kokį mėnesį? Jinai penktadienį buvo pas mane bare. Kokiam bare? Ką tu čia kalbi? 100 metų jokių bare nebuvus. Viršūnė! Ką tu čia kalbi? Ką tu meluoji? Apsimeta, kad atseit sesuo yra, matai kokia jinai? Klausyk, Silva, nebepuliuok tu čia atsisėdus. Aš atėjau į miegamąjį. Persimaut pėtkelnių, su tavim pasisveikinau, kalbėjau normaliai, o tavo koks tonas buvo? Ką tu ten vaidinai? Tai teisingai, kaip tu su manim taip ir aš aukštai kilsi, žemai krisi. Palaukit, merginos, palaukit. Tai buvai tu tam bare ar ne? Tai tas ir yra, kad ne, nebuvau aš jokiam bare. Nu tai ką čia viduriuoji, Silva? Aš neišsigalvoju! Vicka buvo kartu ir su Vicka irgi lygiai taip pat nepasisveikino. Puliuojat jūs abudu susėdę, kokiam bare, kur aš nesisveikinau, iš vis baigiam čia nesąmonės. Jo, tikrai atsiprašau, aš užviriau čia šitą nesąmonę. Geriau geriam kavutę. Tai palaukit, tai dabar taip gaunasi, tipo, kad aš čia viską išsigalvoju, ne? Tai taip, ne tipo, o taip, sėdi ir išsigalvoji, tik aš nelabai suprantu, koks čia tikslas yra, Silva. Aš su šitą melagę? Čia kavutės negersiu. Skaniai. Silva. Silva. Va, kuku visiškai. Nu, bet negerai tai. Nu kas negerai, sėdi puliuoja, kūrė pasakas čia, aš nesuprantu, ką jinai čia pulinėja mane, prieš tave čia vaidina. Visiškai protas susisukęs. Nežinau, gal į depresiją dėl viskos, kad geria. Nu, šakės.
Tu kur dingai? Darbe. Dominikas netėjo mane iškvietė. Kas yra? Kieno katilas atsaky geriau? Firmos. Maisto firmos atvežė ir paliko. Numerį duok, kas čia per firmą? Vycka užsakė, aš nežinau. Mes turim nueit pas Silvą ir išmest tą Vycką lauk. Būtinai. Rytoj taip ir padarysim. O tu žinai, kad jisai Silvą apvogė? Žinau. Kur ta kojinė? Dėžiai. Prie dulkių siurblio. Dėžiai. Gerai. Tada rytoj nunešim ir tą Vycką lauk išvarysim. O jeigu priešinsis, tai policiją iškviesim. Gerai. Zina, pas mane klientas atėjo, turiu dirbti. Gerai, iki, viskas, iki. Aš tau perskambinsiu paskui. Gerai. Skambink. Ateini? Gerai, išeisiu pasitikti. Labas. Ne čia. Kodėl? Zina į Skype landžio dar skalvos čia atvažiuot. Nu taigi tik pinigus atiduosi. Nesvarbu. Nu dieve, kaip tu jos bijai. Nei aš jos bijau, nei ką. Nu taigi tarp mūsų nieko nėra. Aha, nėra. O katilas? Reikia, iš kur katilas? Nu taigi nieko jinai nesuprato. Tai gerai, kad perspėjau. Žinai, kad eina. Tai duok. Nu ne čia. Ką tu čia darai? Paslėpiau. Netikri pinigai. Nešios aš rankinukę, ar ne? Tai trauk greičiau. Užstrigo. Duok man pažiūrėti. Nu tai pasižiūrėk. Kas yra? Rankos tavo šaltos. Oi, Lionė. Viskas pas tavai netikra. Pinigai, jausmai. Leisk. Nejudėk, Nu, nejudėk, prašau, pastovėk vietoj, gerai? Duok. radai? Užstrigo, Nu taigi saktelę atsekti reikia. Visi agūnės, Nu tai va atsek paprastai. Palauk, pastovėk ramiai.